Labas, šiandien sveikinuosi kiek žiemiškomis sąlygomis. Norėjau pakalbėti apie stabdžių sistemos procedūrą brake burnishing, kuri leidžia jums atnaujinti šiek tiek stabdžius, kurie yra mažai naudojami, ypatingai dėl regeneracinio stabdymo. Ir dėl to gali susidaryti šiek tiek rūdelių ant stabdžių diskų ir taip pat gali būti šioks toks cypimas stabdant, tai papasakosiu, kaip tą padaryti. Turiu atsidaręs Tesla gamintojo puslapį Service Model 3 prie Do It Yourself Burnishing the Brakes. Tai kaip matome, ypatingai šaltų ir drėgnų klimato zonų kaip Lietuva, ši procedūra gali pagelbėti prevenciškai prieš rūdžių susidarimą stabdžių komponentuose. Kokią turim situaciją prieš atliekant, galima pasižiūrėti, pavyzdžiui. Mūsų atveju nėra, kad bloga situacija būtų visai. Na, bet prieš žiemą ar bent jau kelis kartus metuose reikėtų atlikti šią procedūrą ir vat irgi kaip keičiau padangas į žiemines, tai irgi man rekomendavo būtent atlikti šią procedūrą. Taip, tai kad ją atliktume, mums reikės iš pradžių patekti į service meniu. Kaip tą padaryti? Einame į software, spaudžiame ant Model 3 ir palaikome, kol tokia bangelė bus čia apie 3 sekundės. Ir iššokusiame ekrane reikia mums įvesti slaptažodį service. Mus pasitinka įspėjimas, kad nereikėtų daryti, ko nežinai, nes gali sukelti problemų savo automobiliui ir geriau pirmą pasidomėti, kaip viską reikėtų atlikti. Gerai, esame dabar service meniu. Tai mums reikia eiti į chassis ir brakes. Tai šiek tiek parodo apie stabdžių sistemą, kad viskas žalia yra. Ir mus būtent domina brake burnishing. Taip, šita procedūra turėtų būti atlikta tik profesionalams. Bus išjungtas visiškai regeneracinis stabdymas. Tai įpratus važinėti su regeneraciniu stabdymu bus šiek tiek keista, atleidus greičio pedalą nestabdys visiškai automobilis, reikės patiems stabdyti. Ir labai svarbu įvertinti kelio būklę bei saugumą. Tai reikės mums gana staigiai stabdyti. Tai privalome laikytis saugumo ir gerbti kitus vairuotojus, stabdyti tik esant saugioms sąlygoms. Gerai. Kaip viskas vyks? Mums reikės pagreitėti esant saugiomis sąlygomis iki 80 km per valandą greičio ir išgirsime signalą, kad jau galima tą daryti. Sekantį žingsnį, tada sekantį žingsnis staigiai, gana smarkiai spausti stabdį iki 34 barų. Nu tai vat, jeigu dabar pasibandysit, galima pamatyti. Ir laikyti nuspaudus iki kol išgirsime signalą, kad jau galima atleisti. Taip. Tai mes beveik sustosim. Bus apie 20 km per valandą, nuo 80 iki 20. Tada bus cool down periodas, galima toliau važiuoti saugiai 25 sekundės ir vėl galima bus daryti. Iš viso reikės 10 kartų mums tai padaryti. Tai kągi, važiuojam. Start, spaudžiu guided process. Dabar reikia pagreitėti. Gerai. Važiuojame.
Na ir pasirinkau kelio atkarpą, kuri yra mažiau apkrauta. Va, išgirdom, saugu. Na va, pirmas ciklas ir pavyko. Pagreitėjom iki 75, sustabdėme iki target ir dabar turime cooldowną. Ir va, vėl galėsime pagreitėti, leidus saugioms sąlygoms. Galėsime vėl bandyti. Tai kaip ir galima, bet nematau kelio. Va, dabar saugu, gerai. Stabdau. Gerai. Antras ciklas. Važiuojame toliau. Nėra visiškai automobilių nei priekyje, nei už manęs. Niekur savo galiu neskubėti. Ir cooldownas į pabaigą, vėl galiu akceleruoti. Pasižiūrime dar čia už sankryžos. Gerai. Saugu, vis dar tuščia. Ir vėl cooldownas. Ir dabar už manęs yra automobilis, tai aš negaliu staigiai stabdyti. Sustosime į praleisti stotelėje. Bet neužsiskaitys. Sustabdymas. Gerai. Taip, jungkime. Gerai, dabar saugu. Ir stabdome. Važiuojam toliau. Trys, du, vienas. Ir saugu, stabdom. Ir mums liko tik 2 kartus atlikti procedūrą. Tai ką, už manęs nieko nėra. Kelias saugus, galiu stabdyti. Gerai. Laukiame cooldowną. Viską iš esmės rašo. Va. Dabar pagreitinti reikės iki 75. Na va, už 3 sekundžių. Pagreitinam. Ir paskutinis stabdymas. Ir viskas, dabar cooldownas ir bus procedūra užbaigta. Taip, viskas rašo, kad 10 kartų atlikta. Process completed. Viskas, process completed. Galima išeiti. Kad išeiti
į normalų režimą, tiesiog paspausti čia ir palaikyti šitą. Ir štai grįžome. Na ir pasižiūrim, kas čia mums gavosi. Kažkas tokio, tai šiek tiek prasivalė stabdžiai. Ir kaip minėjau, tą reikėtų atlikti bent jau 2 kartus per metus procedūrą šitą, nes tiesiog vairuojant elektromobilį jūs mažai stabdote stabdžiais, tai kad jie visiškai neužrūdytų, reikia atlikti tokį darbą, taip sakant.